visiems, kaip minėjau vakar, tai šiandienas tikslas yra ilgasis važiavimas, treniruoti ištvermę ir dar noriu, kadangi nufilmuoti vlogą apie taką apie Vilnių, tai važiuoju būtent tą taką, važiuoju dabar į pradžią. Šiaip turiu ribotą laiko kiekį iki 5, tai nežinau, ar tikrai pavyks šiandien įveikti visą, bandysiu, jeigu ne, tada kad būtų pilnas vlogas, sekančią dieną pravažiuosiu, kas liko. Tai pradedam, dabar yra 8:30. Nu va, pataikiau į taką. Esu ten, kur ir turėčiau būti, jau tai gerai. Gražu čia palei nerį važiuot. Opa, matot, kaip vos nesibaigia. Čia anksčiau tokių dalykų nebuvo. Įstrigau va. O ką norėjau parodyti, pats nežinau čia jums. Šiaip anksčiau čia buvo viskas lygiai. Ala. Šiaip galiu pasakyti, šita dalis anksčiau buvo fainesnė. Faina, dabar tai ne kažką. Anksčiau galėdavai pravažiuoti viską. O čia kaip matėt jau. Grioviai kažkokie pasidarė. Nu, ne kažką. Va, takas aplink Vilnių ženklas. Šitai ramu, žiauriai gera. Faina dalis. Šitą čia Karoliniškės, manau, baigėsi jau. Nes išvažiuoju va į Mėnulio kalną. Visi skuba į darbą važiuoja, kamščiai. O aš sportuoju. Nu dabar bus paminimas į gerą kalniuką ir tada jau į kitą pusę Mėnulio. Minkštas smėlis, sunku minti, bet užsiminsiu. Šiaip apibendrinant Karoliniškių dalį, graži, bet važiavimo prasme smagumo gal ir mažai ir labai daug stumimo. Nes tikrai ten visur užvažiuoti baisiai sunku ir nežinau, ir verta eikvoti jėgas, kai dar tikrai reikės maršrutę. Nu, čia va jau atrodo tokie smagesni keliukai biškį kitoj pusėj kalno. Kas leidžia žemyn, tas turi ir pakilti. Tai va taip su tuo kalnų važinėjimu ir yra. Važiuoti žemyn smagu, į viršų ne taip. O vėl žemyn. Ar bus staigus posūkis į kairę. Štai čia, hop. Posūkis stabdyti negalima, hop. Važiavom į taką. Vėl į kalną.
Nu va, važiuoju į Šeškinės ozą. Pažiūrėsim, kas čia mūsų laukia. Rodo tiesiai čia, žemyno, va. Čia dabar viskas, ką matote, yra Šeškinės ozė prie Akropolio. Šiaip kas žiauriai faina, kad turim tokios parkus. Nes va, pačiam miesto centre esi, o net nepagalvotum. Ir kol kas šiaip sekanti atkarpa po Karoliniškių, tai nėra sudėtinga. Viskas minama, ne per sunkiai. Nusileidimai irgi faini. Taip, kad kol kas labai gerai. Būsiu prisikalbėjęs apie lengvus pakėlimus. Iškart va, ant tų žodžių gavau tokį rimtesnį. Esu Baltupiuose, išlindau iš Šeškinės ozą. Dabar pervažiavimas iki Verkiūgus. Kol kas šiaip gavosi 13 kg ir 305 metrų sukilimo. Tai ir per tokį atstumą nemažai, bet nėra, kad ir labai nuvargintų, nes jie keli status tik tai yra, o visa kita taip maloniai. Rodo, bus posūkis į kitą pusę. Šita dalis kol kas gražiausia, ką šiandien važiavau. Platus takai, viskas žiauriai paprasta, bet žiauriai gražu. Gražus miškas labai čia. Ir va kažkur pakilimas. Turbūt baigsis gražioji dalis, kažkur kitur važiuosim. Statu. Gražus parkelis ir pats nežinau, kur esu. Čia tas naujai sutvarkytas parkas prie Santariškių. Nu, žiauriai gražu. Wow. Taip netikėtai išvažiuoti tokį gražų parką buvo iš asfalto. Asmeniškai man tai šitas takas yra atgaiva. Čia dabar esu take, kuris veda prie Žaliųjų ežerų. Jis tai visą laiką yra žiauriai gražus. Nesvarbu nuo metų laiką, žiema, vasara, pavasaris. Ir vaizdai aplinkui yra žiauriai gražus. Tai nėra viskas tik tais gražiai, miškelį, parkelį. Tenka jau taip pat gyvenvietės pamint ir keliu. Šita nėra gražiausia dalis, bet žinau, kad tikrai paskui bus gražu. Stojau labai gražioj vietoje ant tiltelio per upelį. Tokia visiškai ramuoja. Atrodo, aplink namai kažkokie buvo kelias, bet čia visiškai tokia gamta, gražu, ramu, upelis čiurlena. Tai tuo ir fainas takas aplink Vilnių. O tai pažymėti visi ženklai, kad atrandi iš naujo labai gražias vietas šalia namų. Dar vienas kalniukas, nu bet jau netolieji Žalieji ežerai, ten sustosiu pavalgyt. Papasakosiu apie dviratį kokį pasirinkau šį kartą važiuoti maršrutą ir tada judėsiu toliau. Pagal laiką tai dabar yra 10:05, jau čia kokią 11 būsiu prie Žaliųjų.
Čia biški nepataikiau į taką kažkur, kur reikėjo. Dabar reikia pataikyti, nusileisti jį. Wow! Och, blemba, netilpau po medžius, vaizduojat? Gerai, kad nedidelis greitis. Prasistumsim čia geriau. Čia buvau biški nepataikęs į taką. Dabar tenka grįžti ir ieškoti įvažiavimo. Hop. O, kokios šaknys. Uj. O, čia jau sunkiai pravažiuojama. Reikės pasistumdyti. Ai. Čia va vėl galima važiuoti, matosi. Oi. Aš čia jums rodau tikrąją tako aplink Vilnių versiją. Tai manau, jeigu grinai važiuot visą maršrutą fainiausiam vietom, tai šitą, manau, galima apvažiuoti viršui ten ar plentu, ar kitu taku. Nes čia daug laiko susigaiš, jėgų. Tai šiaip pavojinga ganėtinai, nes tos šaknis, nebent pasitreniruot norit tokiose vietose važinėti, tada pirmyn. Šiandien žiauriai stiprus vėjas. Gerai, kad maršrutas per mišką, nereikia plentais važinėti. Tai dabar užkasiu ir tada toliau važiuosiu. Užkasiu dabar. Ką čia turiu? Tyrelę. Valgysiu. Ir dar turiu kietą maistą šokoladuką. Pavalgau, važiuoju. O dėl dviračio pasirinkimo šiaip tai manau, kad geriausia tai yra važiuoti su MTB dviračiu. Ar hardtail, ar full suspension tai neturi įtakas, bet su graveliu, nu matot patys iš video, kaip ten šaknis, akmenų yra vietom. Įmanoma, tikrai nesu, kad neįmanoma, pravažiuoti galima, bet ar bus malonu, abejoju. Tai šį kartą pasirinkimas yra važiavimui full suspension dviratis prie 400 km, galia 102 mygos. Šiaip visai nesigaliu, žiauriai gerai jaučiuosi ant jo, dėl to, kad anksčiau važiuodavau su hardtailu, tai jausdavosi kažkaip sunkiau, labiau ant kūno. Šį kartą iš vis kol kas nesunku. Labai svarbi detalė, tai kompiuteriukas, nes naviguoti tikrai yra ką veikti. Nuslystų aš nuo tako,
pataikau ne ten, tada tenka ir laiką gaišti, važinėti ratais kvadratais per krūmus. Tai šiaip nepamainomas dalykas yra žemėlapis ir pagal jį važiuoji. Nu va, po žaliųjų biškį teko važiuoti tenais palei kelią dviračių taku. Ir takas vėl mus veda į mišką. Šito tako grožis ir yra, kad daug laiko miške, gamtoj. Nu va, grįžtam link miesto. Leidžiame žemyn dabar nuo Verkių parko kalno ir tada važiuosim link Antakalnio. Taip nuo kalno lėkti žiūri gerai, poilsis gaunas, fiziškas atsistatymas. Tiem, kam įdomu greitis, tai čia yra dabar KEM 2 kilai per valandą, tai stabdyti reikia, nes tuoj baigsis jisai gerasis. Dar nestabdom. Jau prisistabdom, nes tiltas. O, va, matot, kaip netikėtai. Gerai, kad prisistabdžiau anksčiau, tai būčiau posakį pravažiavęs. Ir išlendam prie Malūno Verkių. Ir vėl tako aplink Vilnių ženklas sako, kad sukt į dešinę reiškiasi į kalną. O kitas sako iš karto į mišką. Taip ir padarysim į mišką. O jeigu į mišką, tai reiškia, reikia minti kalną. Arba į, arba nuo. Nėra pasirinkimų. Nu va, pirmas filmavimo aukas. Sustojau filmuoti, supratau, kad prie Žaliųjų ežerų palikau ant suoliuko trikojį. Tai jeigu kas rasit, arba atiduokit, būkit geri, arba pasilikit savo, panaudokit pagal paskirtį. Bet šiaip tai nelabai jis man patiko, tai bus proga įsigyti kitą kažkada. Čia jau netoli Ozo esu, čia Kalvarijos, kur tas kelias yra, kelios koplytėlės. Opa, įdomu. Op. O techniškesnis nuvažiavimas. Opa. Op. Oi, reikėjo greičio šitoj vietoj. Jau per vėlu. Grįžti atgal žiauriai tingiu. Va tokie nusileidimai man patinka. Drapukai kokie maži, dar kažkas per šaknis. Labai pagyvina važiavimą. Nereikia tik minti vien. Nu, čia tai vabalus valausi, nes aplink krūmai visokie tai.
Valakampių tiltą į kitą upės pusę. Sako ženklas į kairę. Problema, bet čia laiptai. Nu, jai sako, tai reiškia veikia. Jo, va, matot, kaip paslaptingai čia tas takas. Ten pasakau. Nenugrybavau, reiškia. Ne, šitoj vietoj pirmus kartus, atsimenu, žiauriai grybaudavau. Čia važinėdavau ratais, kvadratais, nepataikydavau niekad. Šitą vietą irgi atsimenu iš anksčiau, bet pasikeitusi jinai. Labai daug tokių tikrai smagių iššūkių, netgi sakyčiau, treilinių vietų yra dviračiui. Pagyvina važiavimą tikrai. Dabar truputį tokia įžvalga apie mitybą sportuojant. Tai aš pats valgau daugiausia tai visokios vaikiškus maistelius, tai tyleles, nebūtinai vaikiškas. Man jas labiausiai patinka. Gėliukų šiaip aš nežinau, nelabai mėgstu. Bet jeigu dalyvauji varžybas, labai taupai vietą svorį, tada taip suprantu. Ir kitas dalykas, ką dar visą laiką valgau, tai kietas maistas. Tai irgi rekomenduojama visiems. Ir ilgų varžybų metu, ultrų ir panašiai. Dėl to, kad jeigu tik skystų maistų maitinsitės, skrandis sustreikuos, turėsit bėdą, o kietas maistas padeda to išvengti. Nu, kol kas apie Ginės kalnai sunkiausia. Žudo jie. Čia mane. Sunku. Bet užminama. Tikrai kol kas minimo prasme į viršų. Sudėtingiausia vieta. Nėra pėsčiųjų perėjos. Tai reikia skubėti. Spėjau. Mums į kairę. Kaip matot, galima tikėtis ir daug pievų. Oi. Šitą nesumynėm. Bet ir taip nebūčiau sumynęs, jau matau. Šitą yra tikrai labai graži. Užvažiavau ant Stalo kalną. Man čia jau yra daugiau negu pusiaukelė. Iš viso esu nuvažiavęs 3 kilus. Laikas 5 valandas, sukilimo kilas su biškiu. Bet šiaip matosi, kad artėja baisinė audra. Nenoriu sulyt. Manau, kad susidarėt vaizdą, kaip atrodo tas takas aplink Vilnių. Tie, kurie mąstė važiuoti, domėjosi, tai jiems bus naudinga, tikrai nuspręs važiuoti. Kiti tiesiog gal pasižiūrės, kaip atrodo tas takas aplink Vilnių ir ką jame galima gero pamatyti ir kai iššūkiai laukia. Taip, baigėsi takas aplink